Taigi, sveiki visi susirinkę į tinklalaidę Prie parketo. Taigi, trumpas intarpas. Tai šios tinklalaidės esmė yra išgirsti, išklausyti žaidėjus, trenerius, GM'us ir visus kitus krepšinio žmonės, kurių karjeras kažkas pakeitė, kaip jie patys pakeitė krepšinį ir kaip jie prisidėjo prie kažkokios komandos. Tai esmė yra atskleisti vidų. Gero klausimo. Šiandieną turime neįprastą svečią. Tai snaiperis, žaidėjas, treneris, žmogus, kuriam krepšinis ne tik sportas. Jis vis dar įkvėpia jaunimą ir mėgaujasi kiekvienu metimu. Giedrius Pečilionis. Malonu, smagu, labą dieną ar labas vakaras, nežinau kaip čia įvardinti, kada būtent kas ir žiūrės šitą podcastą. Ačiū Emiliui už pakvietimą sudalyvauti jo gal kaip pradedančio podcasterio veikloje, tai iš tikrųjų ir mane tiek įkvėpia būtent tokie žmonės, kurie domisi krepšiniu, kurie gal tos nori istorijos truputį irgi sužinoti. Tu esi? Aš esu, tik atrodau tik jūs, kad... Ne, tai viskas tvarkoj, galim būti, žinai, nes kitą kartą vėl galvoju, kad nebūčiau vienas vėl likęs. Tai va, žodžiu, tikrai smagu ir tos istorijos, kas susiję būtent su mano krepšinio karjera, aišku, jinai nebuvo tokia įspūdinga kaip ir pas kitus mano bendraamžius gal, kurie pasiekė tikrai gana didelių aukštumų, bet krepšinis susideda iš to, kad vieni kažką tai pasiekė, kiti mažiau pasiekė, kiti gal nueina kitos karjeros laiptais, tai esmė, kad sustoti ir tikėti niekados nereikia nuleisti būtent rankų, nes jeigu tu tikėsi ir tu turėsi norą, turėsi viziją, tu tikrai tą gali pasiekti. Tai vat kaip ir tau, Emili, linkiu sukurti tokią tinklaskaidę, kur tave stebės, žiūrės 100,000, gal net ir 100,000 podcasterių. Tai va, tai galim pradėti. Mane kaip ir pristatė Emilis, mano vardas Giedrius Pečilionis, tai manau tikrai kas iš senesnių kartos, dabar iš jaunesnių gal jau ir pažįsta. Taigi, pirmasis klausimas būtų, tai kaip prasidėjo jūsų kelias į krepšinį? Na tai mano krepšinis iš tikrųjų, ką aš dabar važinėju per Lietuvą ir dalinuosi savo patirtimi, tai visada pradedu nuo savo istorijos, kaip aš atėjau į krepšinį. Tai krepšinį pradėjau 8 metų, kur būtent Žalgirio sporto mokyklai. Ir tas pradinis mano buvo toksai gal krepšinis, jisai gana sunkus, nes aš ir nepapuldavau į tas vadinamas komandas, į 12-tukus. Bet tėtis mane visada, tėtis visada ragindavo, jeigu tu nori būti kažkuom geresnis, tu turi įdėti daugiau indėlio į save. Tai reiškia, turi individualiai pats save paruošti sportuoti. Tai ką aš ir darydavau, tai keldavausi labai anksti, ryte, bėgdavau krosus, jau 8-9 metų, aišku, ten būdavo tie krosai gana neilgos distancijos, bet galop įsirutuliavo iki ilgesnių distancijų, beveik 5 km. Tai čia patogi vieta, nes Kaune gyvenau prie Panemunės Šilo. O manau, žinot, kas ten būdavo prie Panemunės Šilo, būtent buvo Žalgirio sporto didelis kompleksas, tai 2 stadionai ir Žalgirio mokykla, ta krepšinio salė, kur sportavo irgi būtent toj salėje daug iškilių krepšininkų, kaip ir Modestas Paulauskas, būtent toj salėje yra ne vieną kartą ir treniruotėse dalyvavęs, žaisdavo jie sporto halėje, Arvydas Sabonis, Kurtinaitis, Chomičius, Lūkminas. Iš tikrųjų visa ta karta sena praėjo per tą salę. Dabar būtent šitoj vietoj stovi didelis prekybos centras Molas ir vietoj tos salės yra berods ne Teltonika, gal Intela, ne kažkokia tai įmonė. Tai va, tai būtent ten ir prasidėjo mano kaip krepšininko karjera. O vėliau 12-13 metų, gal net ir 14 metų papuoliau būtent jau į pagrindinę komandą Žalgirio, su kuria mes žaisdavom Lietuvos čempionate moksleivių. Su šitą komandą mes iškopėm ir
laimėjom buvusios sąjungos, dar tarybų sąjungos dublerių čempionatą, tai pirmą vietą. Tai va čia būtent buvo 80, nesumeluosiu, 5-4 metai. Nu ir tada, kaip ir baigiau būtent krepšinio mokyklą ir teko stoti į universitetą, tai stojau Kūno kultūros akademiją, tada būtent Kūno kultūros institutas anksčiau buvo. Baigus vieną kursą, tai ten vat irgi žaidžiau, vat būtent atleto antroji komandai, o vėliau teko išeiti tarnauti tarybinę armiją. Ir 2 metus tarnavau tarybinę armiją, o karjerą paskui kitaip, tai čia gal bus jau vėlesni klausimai, būtent su ta karjera. Tai vat, ką norėčiau jaunimui palinkėti, iš tikrųjų ne visi, kurie pradeda krepšininko karjerą, gali tapti krepšininkais, ne? Tai jie gali tapti ir teisėjais, ir gerai sekretoriato dalyviais, gali būti ir menedžeriais, gali būti ir treneriais. Čia spektras krepšinį iš tikrųjų gana platus, reikia ieškoti savęs, kur tu gali save realizuoti, kur tu gali save, nebūtinai krepšinė, gal tu kažkur tai kiturgi pasieksi tokių rezultatų, kurie bus daug didesni negu krepšinė. Tai to ir linkiu. Na, o tai kada jūs būtent supratote, kad metimas yra jūsų stipriausia pusė? Ar tai nuo pat vaikystės buvo jūsų stiprioji dalis, ar jūs tai ištreniravote? Ne, čia iš tikrųjų nebuvo tas pas mane pirminis, iš tikrųjų aš labai stengiausi gerai gintis, nes mano vienas iš prioritetų buvo kaip ir dėl geros gynybos mane paėmė tada į komandą ir greitai bėgti, ten atkovojus kamuolį, persivaryti, įmesti iš po krepšio. Tai va tokie aspektai gal buvo pagrindiniai, nes pas mus iš tikrųjų mano komandai buvo gana geras metikas Darius Lukminas, kuriame mes kartu būtent su juo ir baigėm, lankėm tą pačią mokyklą ir Žalgirio sporto mokyklą baigėm. Žilvinas Gailiušis vienas iš tokių labai gerai šokdavo, šuolį į aukštį turėdavo, tai aš irgi vienas iš tokių. Gana anksti mes dėdavom iš viršaus į krepšį, aišku, nuo vienos kojos, ne nuo 2 kojų, kaip dabar populiaru. Dalyvaudavom tenais ir dėjimo konkursą sporto halėje, kai Žalgiris žaisdavo per didžiasias pertraukas. Tai tas būdavo toksai nedidelis šou, o su metimu aš gal pastebėjau, kai aš papuoliau į tarybinę armiją, tai būtent metus laiko teko atitarnauti kaip ir normalioj armijoje, ne? Tai gavau dar laipsnį būtent toj buvusi armijos seržanto. O vėliau gavau, dar ne tai, kad vėliau, bet būdamas tenais armijai, atėjo žinia, kad aš tarybiniais laikais dar būdavo, tu gaudavai už atitinkamą pasiekimą kažkokią tai kategoriją. Tai gavau sporto meistro kategoriją ir manęs būtent pulko vadas pasakė, ką tu čia veiki, kodėl tu nesi sporto dalinyje, tai suteikė sąlygas papulti sporto dalinį Kaliningrade. Ir Kaliningrado sporto salėje, aš nedideliai, mažytėj sporto salėje, aš pradėjau save realizuoti, būtent jau kas susiję su metimu. Pastebėjau, kad pataikau, pradėjau mėtyti ir tada būtent jau po armijos aš grįžau į Kauną. Kaune pradėjau žaisti Kauno Drobės komandoje, tai būtent Kaunos Drobės komandoje, tada pradėjau savo tą metimą lavinti. Na, o tai kas labiausiai įkvėpė jūs tobulėti krepšinėje? Ar, kaip jūs minėjote, jūsų tėtis amžinatilsį, ar gal koks legendinis metikas, tas pats treneris ar žaidėjas? O, iš tikrųjų, mes tada, ta mūsų karta, jinai augo tokioj, kad to užsieniečių nelabai mes ką ir matydavom anksčiau, ne? Nes NBA būdavo gana uždrausta, uždaryta, o ten sąjungos televizija nerodydavo tokių, bet iš Lietuvos, tai mano idealas vienas iš tokių Būrimas Kurtinaitis, Valdemaras Chomičius, iš tikrųjų tie, kurie savo darbų pasiekė gana daug. Modestas Paulauskas vienas iš tų senesnių, nes aš vaikas eidamas gaudom iš tikrųjų tos nemokamus bilietus į sporto halę, žiūrėti tų legendinių auksinių laikų Žalgirio, tai iš tikrųjų tada ir buvo tas. Nu ir vėliau paskui atsirado Reggie Milleris, vienas iš tokių gal, kada jau šydas jau atsivėrė, tai gal vienas iš tokių jau pagrindinių metikų, kur iš tikrųjų staigus išmetimas šuolyje, tai vienas iš tokių pagrindinių gal aspektų. Trenerių kaip tokių aš nelabai ką dar
gilindavausi, aišku, žiūrėdavau pagrindą į tos žaidėjus, kurie daro rezultatą, ne, komandose, kurie gali pasitikėti savimi, kurie gali įrodyti, kad prametus kažkokį tai kiekį metimų, tu vis tiek gali tą metimą įmesti lemiamą, kada treneris tavim pasitikė. Tai gal vienas iš tokių, jau sakau, Chomičius, Kurtinaitis, Reggie Milleris. Na, tai nepabėgime nuo Kauno, nes jūs savo profesionalo karjerą pradėjote Kauno Necui. Kauno Nek. Iš tikrųjų, kaip profesionalo karjerą, tai po armijos grįžus, matai, dar nebuvo susikūręs LKL, ne, Lietuvos krepšinio lyga, o buvo Lietuvos krepšinio aukščiausia lyga. Tai mes su būtent Kauno Drobės komanda esame įspūdingų rezultatų pasiekę Lietuvos čempionate, esame ir sidabro, ir bronzos medalininkai, nes tuo dar laiku žaidė, būtent nepriklausomybės jau laikai žaidė ir Kauno Žalgiris dar nežaidė, bet Vilniaus Statyba žaidė, su kuriais teko žaisti ir finale. O paskutinis buvo mūsų jau 3 vietos, mes nugalėtojai esame su Kauno Drobės komanda. Ir tada būtent susikūrė LKL'as. Ir Neka buvo pirma komanda, kuri pakvietė būtent pas juos žaisti. Tai Kaune, būtent LKL'e, tada buvo, jei nesumeluosiu, 5 komandos. Tai Lavera, Atletas, Žalgiris, Drobė ir Neka. Tai iš to viso seno krepšinio, kuris dar nebuvo LKL'o, iš tikrųjų labai didelis kontingentas tų žaidėjų ir gana gerų žaidėjų buvo visose komandose. Tai, kurios galėjo Lietuvos čempionate konkuruoti. Ir pirmas čempionatas baigėsi taip, kad 4 komandos buvo Kauno prizininkės ir 1 komanda buvo Vilniaus, kuri užėmė 3 vietą. Tai pirmo LKL čempionato. Tai manau, tikrai žaidėjai buvo gana pajėgus ir stiprus šitam pirmam čempionatui. Tai manau, kaip ir pirma komanda Neka buvo taip. O tai ir jautės tas palaikymas Kaune, kai yra tie komanda ir Kauno Neka turėjo daug sirgalių. Oi, patikėk, iš tikrųjų mes žaidėm berods Kautros sporto salė, jeigu nesumeluosiu, jinai buvo Lietuvių gatvėj, ten buvo statybininkų sporto salė, jinai nedidelė, kišenė, mažytė, bet tais laikais tų salių iš tikrųjų labai mažai ir buvo, vienintelė pagrindinė salė buvo Kauno sporto halė, kur žaisdavo Kauno Žalgiris, o visos kitos, dar buvo Petrašiūnuose viena iš tokių, kur Žalgirio sporto centras dabar treniruojasi ir ten žaidžia dubleriai. Tai dar ta salė tokia viena iš didesnių, taip tai visos mažytės salės ir dar tiesa, vienas buvo Vytauto Didžiojo universiteto, dabar kur Bangos yra radio gamykla, Draugystės gatvėje, tai ten buvo dar Atletas žaidė šitoj salė. Lavera žaidė teisingai, dar vieną prisiminiau, žaidė Policijos salėje, tai yra Dinamo netoli Akropolio, kur dabar yra Policijos sporto salė, tai ten būtent Lavera žaidė. Tos tokios didesnės salės. O žiūrovų, tai patikėk, iš tikrųjų turėjom savo spektrą sirgalių, kur padarydavo tokį triukšmą salėje, kad finale, kai žaidėm, ne finale, o dėl 3 vietos žaidėm su Vilniaus Statyba. Aišku, mes tas pralaimėjom, tas varžybas dėl 3 vietos papuolimo, būtent pusfinalį, tai papuolimo žaisti dėl 3 vietos. Bet esmė kame, kad tikrai kovą davėm gana stiprią ir tada žiūrovai labai didelis buvo mūsų 6 žaidėjas aikštelė. Labai labai smagu. Ir manau, kad galime jau perėti prie Šiaulių etapo, nes jūsų pavardė nuo Šiaulių klubo yra neatsiejama. Ir kokie prisiminimai iš tų metų išliko ryškiausi? Oi, ten iš tikrųjų daug tų prisiminimų yra, nes vienas iš pirmų sezonų, kuris buvo gana toksai, kaip pasakyti, banguotas. Aišku, komanda nebuvo išreikštų lyderių. Tai čia vienintelis gal dalykas, kur padarė tą komandą vieningą, nes lyderiai galėdavo būti bet kuris, būtent toj komandai žaidžiantis. Tai aišku, mes ten pirmas sezonas nebuvo įspūdingas, bet visą laiką siekdavom pergalių aikštelėje, nes treneris Antanas Sireika visą laiką traktuodavo, kad jeigu jūs noro įdėsite, tos pergalės ateis savaime. Tai čia vienas iš tokių dalykų, kur tikrai paskatino save tobulinti, tiek ir patys žaidėjai save tobulino, atėjo tas pats jaunimas, Mindaugas Žukauskas, vienas iš jaunesnių, Donatas Lanina.
Ten iš tikrųjų to jaunimo gana buvo nemažai, kurie paskui Arvydas Čepulis atėjo, Žydrūnas Valuckas, Stankevičius Robertas, Žydrūnas Urbonas, dabar neseniai buvom susitikę Andrius Višniauskas, kur irgi Džombis, vienas iš legionierių, kur tikrai gana prisidėjo, tie patys legionieriai, Baltarusis ir Rusas, tai Satyrovas, Bulancevas, Tamkevičius, Gedraitis, visi seni tie žaidėjai, kurie žaidė, Birutis. Iš tikrųjų daug tų per to 6 metus žaidėjų praėjo, bet ta komanda, jinai buvo, kaip sakyt, kaip kumštis. Ir tų tokių, kai sakau, išreikštų lyderių nelabai būdavo, bet jeigu tik tai vienas kažkoksai, tai, būdavo įsišokdavo, norėdavo pasidaryti kažkokią tai statistiką, tai treneris mokėdavo iš tikrųjų padaryti tokį darbą, kad vis dėlto prioritetas turi būti komanda, o ne vieno individualaus žaidėjo meistriškumas. Aišku, jisai visada duoda pliusų, bet ir traktavimas būdavo toksai, jeigu tu įmeti 40 taškų per rungtynės ir su geru procentu, tai kodėl tau neduoti ir mes, tai turi mes, jeigu tau leidžia, tu sugebi turi mes. Tai vat, pradžia tokia. O tai gal yra kokių istorijų iš Šiaulių? Tai istorijos, tai viena iš tokių, tai mūsų, kai pradėjome jau paskui žaisti taurėse, tai Koračio tauriai, viena iš įspūdingesnių ir juokingiausių, dabar gal kai kurie net nusišypso, mūsų kelionė autobusu į Milaną. Tai iš tikrųjų žaisti su Milano Stefaneliu, tai kažkas buvo iš tų, kosmoso laikų, dabar visi skrenda lėktuvais, nemato jame tokios problemos, o mes 3 paras važiavom autobusu ir kur nei miegamų vietų nieko nėra ir tu atvažiuoji vidury nakties į Milaną, ryte turi treniruotę, o vakarė jau turi žaisti. Tai aišku, namuose mes tas varžybas, nesumeluosiu, pralaimėjom, bet gana nedidelių skirtumų, o net gal ir laimėjom, bet tada žaidė tokie žaidėjai, Gentilė, Fučka, Bodiroga, gana žymus žaidėjai, kur nuvažiavom jau būtent pas juos, tai tada jau mums jie įkrėtė savo to nedideliai saliai. Kaip pasakyti, mes turėjom žaisti jau forum rūmuose didžiosiuose, bet gavosi taip, kad žymaus lydininko Tombos buvo gimtadienis, 40-metis ir padarė renginį būtent toj salėje, o mes žaidėm jų treniruočių salėje. Bet ta treniruočių salė, tai turbūt gal palyginti su mūsų, kažkas dabar iš tų naujų salių, kur telpa 8, nuo 5 iki 8 tūkstančių. Tai žaidėm toj salėje ir tada mums atkrėtė kaip reikiant 35 taškais, bet ta kelionė labiausiai ir įsiminė, kad tokiose taurėse, kai tu turi važiuoti, iš tikrųjų, ne kiekvienas išlaikytų tą tokį krūvį. Aišku, nesustoji dar restoranuose maitintis, kai 3 paras važiuoji, maitiniesi savo sumuštiniais autobuse. Tai čia vienas iš tokių. O taip tai visą laiką su vyrais būdavo turai, mes pasidarydavom po turų visada susibėgimus, pasisėdėjimus, aptarimus, pakalbėjimus, pašventimus. Tai čia jie turi būti komandose tas vadinamas kumštis, jeigu tu neaptarsi, kai būdavo anksčiau, gal juoko forma, sakau, kol snukių arba veidų neįsidaužysi, kad niekas nematytų, tol nebus tvarkos komandų ir nebus to ryšio. Tai čia ir būdavo tas kumštis, sueidom, aptardom, kalėdom, pasišnekėdom rimtai ir tada tas žaidimas visai kitai būdavo. Ir treneriui iš tikrųjų būdavo labiau patogu ir gerai, kada yra tas vieningumas komandų. Na, o po Šiaulių persikėlėte į Prienus, taip? Jo, buvo tas tarpas, tai čia gal aš būčiau ne tai, kad Prienuose, bet mano karjera gal nebūtų dar prasitęsusi, bet gavos tokia situacija, kad nežinau, kaip čia dabar ar sakyt ar nesakyt, bet tas jau seniai guli ir dažnai aš pasakoju tos dalykus. Kai tu neturi žmogaus, kuris tau galėtų būtent padėti, kažkur tai susiras komandą. Kaip dabar yra, kiekvienas žaidėjas turi savo agentą, ne? Pas mus dar tais laikais tokių nebuvo. Tai aš buvau iš tikrųjų tokį, kaip ir agentą turėjau, tai Ginas Rutkauskas, kuris dabar yra Šiauliuose, darbuojasi, ne?
manau, jeigu žiūrės, matys, tai tikrai didelis dėkui jam, bet gavosi tokia situacija, kad Ginas buvo suradęs Prancūzijai klubą man žaisti. Ir dėl nežinomų man priežasčių, aš tikrai nežinau, bet nesigavo mano ta išvyka į Prancūziją, nes ar ten kažkas paskleidė paskalas, kad aš pasirašęs kontraktą su Šiauliais, ko aš tikrai nebuvau pasirašęs, tai jie priėmė kitą sprendimą, tai pasiėmė kitą žaidėją. Tai Ginas tada paskui surado būtent kitą klubą, tai Tarnovo Unijos komanda, kur dalyvaudamas stovykloje, pajūry pas juos patyriau gana sunkią traumą kirkšnės, be sportuodamas sporto salėje. Ir jie, kaip pasakyti, ir atsisakė būtent mano kaip ir legionieriaus paslaugų, nes jie kaip įvardijo, kad prieš tai sezoną turėjo amerikietį, ir kuris buvo būtent irgi taip traumuotas ir jam reikėjo būtent mokėti visą sezoną atlyginimą už tai, kad jisai net nežaidė. Tai sako, tavęs todėl ir neimam už tai, kad tokia trauma ir mes žinom, kaip tada žmogus gali atsistatyti. Tai vat būtent aš atsistačiau gana greitai ir tada pasikvietė būtent Prienų klubas, Prienų Rūdupis berods buvo tada komanda. Ir gana įspūdingas mano sezonas tada buvo, vienas iš geriausių gal, būtent A lygoj, jau tada RKL A lygoj. Tai su Prienais mes gana irgi gerų rezultatų, didelių pasiekėm, tai Romualdas Petronis berods buvo tada treneriu. Tai iš tikrųjų gana smagiai. Mes berods antrą vietą užėmėm ir tada Kėdainių Nevėžis užėmė pirmą vietą, jie papuolė jau būtent į LKL, o mes užėmėm antrą vietą. Ir ta situacija gavus tokia, kad vat, metus atžaidžiau Prienuose, paskui vėl ant kito sezono pasikvietė mane grįžti į LKL Kėdainių Nevėžis. Ir aš Kėdainių Nevėžyje ten atbuvau stovykloje. Ten vėl su įdomia istorija atbuvau stovykloje ir gavosi taip, kad pradėjom žaisti LKL, iš eilės praloštos 5 rungtynės ir treneris priėmė sprendimą, kad aš komandai esu nereikalingas ir atsisakė mano paslaugų. Teko vėl grįžti atgal į Prienus ir vat, būtent dar 2 sezonus atžaisti Prienuose. Tai pirmi metai vat, būtent jau to viso susiėjimo būtent buvo ir paskui susikūrė jau tas vadinamas RKL'as vėliau. Tai, bet prieš perinant prie RKL'o, gal galėtumėt papasakoti, kaip atrodė jūsų treniruotės, ar jūs tą metimą tobulinote labai, ar jisai buvo ir jūs taip atlaidžiau jį žiūrėjot, nes turėjote netgi 40% taiklumą ir esate pasiekęs unikalų rekordą 11 tritaškių vienose rungtynėse. Ar dar atsimenate tą dieną, koks tas buvo jausmas? Na, tai aišku, prisimeni tos dalykus, kurie tikrai, ir jeigu dar jie yra istorija, aš iš tikrųjų dabar kažkaip tai vis traktuodavau, kai važinėdavau būtent per miestų ir sakydavau, liktai 98 metai, bet va šiandien pasitikslinau, tai buvo 2001, paskutinis mano sezonas būtent LKL. Už Šiaulius, kovo 3 dieną, tai žaidėm su Panevėžio Lietkabeliu ir tas rungtynės dėl to ir įsiminė tuo, kad metimas jisai buvo toks, koks, kaip dabar vat, palyginimui Karis meta į krepšinį, į krepšį, ne, jisai paleidžia tą kamuolį ir kamuolys jau žino, kad jisai įkris ir nereikia net atsižiūrėti ir lydėti to kamuolį, bėgi gynybą ir tu savo toliau atlieki kitus veiksmus. Tai vat irgi panašiai ir buvo ne vienos rungtynės tokias, kurias aš žaidžiau ir ten yra ir po 10 tritaškių įmesta, ir po 9 ir po 8 net ir, sakau, buvo ir neigiamų 9-0, vienu iš tokių antirekordų, bet jie tada, kai pamatai, kad 9-0, tada pradedi kažkaip tai galvoti, kodėl tu nepataikai. Tada ieškai tų situacijų. Vėl, dabar yra iš tikrųjų tų trenerių pilna, kur tu gali susirasti, kas tave išmokintų, kaip įvertina tavo metimo funkcijas, driplingą, centram, gal centravimo įgūdžius. Tai įgūdžių tų dabar trenerių tikrai nemažai, bet vėl, ar tie treneriai, kaip sakyt, nenoriu aš ten labai
jau sakyti, ar ten geras ar blogas, jie kiekvienas turi savo stilių, bet kai pasižiūri dabar, kaip yra tų metikų ir kokie pas juos metimo technika, kitą kartą paguščiai pečiais. Bet esmė kame, tai tas pats treniravimasis, aš kaip pradėjau jau mėtyti ir pataikyti, tai buvo individualios treniruotės, tai pats treniruodavausi. Ir niekas manęs ten per daug šitam neskatino, jeigu aš ne pats būčiau ėjęs į salę, man tik tai buvo sudarytos sąlygos. Antanas Sireika, jis sakydavo, jeigu tu nori, jokių problemų, salė laisva, gali tu valandą prieš, pusantros valandos prieš treniruotę. Tai taip ir darydavau, valandą, pusantros prieš treniruotę aš ateidavau, tai nueidavau treniruoklių salę, paskui mesdavau metimus, po treniruotės metu jau automatiškai visai kiti dalykai, taktika, nedidelis pratimai, ten derinių, tas lavinimas. Po treniruotės vėl kokią valandą. Tai būtent per parą, kur tu treniruodavaisi kiekvieną dieną, ne? Tai po 2 treniruotės, gal viena treniruotė būdavo tik tai trečiadieniais, o penktadienį, šeštadienį arba sekmadienį varžybos. Tai va čia tu sumesdavai ten per dieną nuo 1000 iki 1500 metimų, gal net iki 2000 metimų sumesdavai. Darydavau tai vienas, o paskui gaudavosi, kad turėjau nemažą palaikymo komandą, tai vaikų, kurie norėdavo ateiti į varžybas ir į varžybas norėdavo eiti nemokamai. Tai aš sudarydavau sąlygas, kad jie ateidavo pas mane padavinėti kamuolius per treniruotės, o aš juos įvesdavau į salę, tai dar nupirkdavau saldainį. Tai atsiveždavau iš kiemo, jie padavinėdavo, aš jiem sudarydavau kitas sąlygas. Aišku, paskui prisijungė Donatas Lanina, Mindaugas irgi ten darydavo, ateidavo Žukauskas. Tai taip pat per tokius metimus, kurie pats sudarydamas varžybinės situacijas, mesdavai tos metimus. Aišku, aš nebuvau tritaškių konkurso laimėtojas, bet tritaškių konkursas yra visai kita specifika. Tai varžybiniai yra viena, o konkursai yra kita. Aš ten tik tai sudalyvaudavau tose tritaškių metimų konkursuose dėl to, kad, deleguodavau komandą. O gal galėtumėt atskleisti, koks treneris ar komandos draugas labiausiai pakeitė jūsų požiūrį į žaidimą? Ar toks iš vis buvo? Ne, Antanas Sireika iš tikrųjų vienas iš tokių, kur turėjo viziją, kur turėjo įgūdžių, tokių, kurios aš dar kitą kartą ir dabar, kaip treneris, dažnai būnu pritaikau jo. Aišku, sakau, kiekvienas žaidėjas, kiekvienas treneris turi savo viziją, savo matymą. Tai va čia Jasikevičius, jisai turėjo labai gerą visą savo mokytojų tinklą. Pats žaidė gerai, iš tikrųjų per kitas komandas ėjo. Tai va čia vienas iš tokių pavyzdžių, kaip tu gali save išlavinti, jeigu tu sugebi visą tą informaciją priimti ir ją paskui prisimindamas ateityje pritaikyti, tai čia nėra geriau ir tai yra vienas iš pagrindinių aspektų, tai ko aš irgi siekiu. Šitada sakau jaunimui, jeigu tu nori varžovą nugalėti, arba ne tai, kad jaunimui, bet ir žaidėjams, kad jeigu nori tu tą žaidėją apeiti, pataikyti, įmesti per jį, tu turi būti už jį geresnis. Bet kitą kartą tas būna gal ir tas varžovas geresnis už tave, nes jisai to pačio irgi siekia. Tai visada reikia ieškoti pas kiekvieną tų varžovų silpnų pusių. Ir tas silpnas pusės, jeigu tu moki atrasti jas, tada tu jas gali pritaikyti savo. Tai čia irgi vienas iš pagrindinių tokių dalykų, kai pats jaunimas, jie išeina į aikštelę, jie žaidžia belė, kad žaisti, bet čia tu turi, jeigu tu atsiverti knygą, tugi nevartai puslapius, tu bandai, pasižiūri paveikslėlį, skaitai kažkokį tai tekstą, ir iš to teksto mokiniesi. Ir sužinai kažkokią tai istoriją, tai tas pats ir krepšinė. Tu ateini į aikštelę, tai tas pats, kad ateini į aikštelę, tu atsiverti knygą. Ir ką tu joje matai? Matai žaidėjus, matai krepšius, matai teisėjus, matai trenerių, matai draugus. Ir tu analizuoji, tu ieškai informacijos, kuri tau būtent jinai gali suteikti ją visą ateityje. Na, ačiū labai už pasidalinimą ir
Bet tai po LKL etapo jūs turėjote etapą regionų krepšinio lygoje, Šakiuose ir Druskininkuose. Tai čia buvo paskui jo vėliau. Ir ar labai jautėsi tas žaidimo ir komandos, ne žaidėjų komandos, o klubo komandos lygis? Ne, nu tai RKL jisai vėl susikūrė, tada RKL buvo dar A divizionas, ne vienas iš tokių didesnių ir buvo visai kita B lyga, žemesnė. Tai ten žaisdavo, nu ten grinai mėgėjai žaisdavo ir ten ne tai, kad vaikai, bet va, būtent susiburdavo bendruomenės kažkokios, tai ne, dabar va yra vienas iš panašių mažų miestelių lyga, kur dalyvauja, tai va čia va, būtent anksčiau buvo tas mažų miestelių ir būtent šitos B divizionas. Tada prijungė būtent tą B divizioną prie regionų A lygos, ten tų komandų buvo gana nemažai, pradžioj lyg tai buvo apie 20 ir paskui susikūrė net virš 30 jų buvo, apie 40, kaip dabar va, panašiai jau yra beveik 30 komandų, o vienu momentu buvo beveik 40 komandų. Tai būtent tos komandos, į kurias aš ateidavau, ne, jos buvo B divizione, tai viena iš tokių ir buvo pradžia Šakių, ne, tai jie dalyvaudavo su gerbiamų trenerių Modestu Paulausku, jisai būtent juos treniravo ir Štrokas būtent mane pasikvietė pažaisti pas juos, jie žaidė B divizione, ko pasiekoje aš dar pasikviečiau savo seną draugą Rolandą Mačiulaitį į tą komandą, mes iškopėm į A divizioną ir iš tikrųjų pasiekėm gana įspūdingų rezultatų. Tai va per 3 metus mes nuėjom iš tikrųjų nemažą kelią, kuris atvedė tą patį Šakių Zanavyką, dabar jau Šakių Šakiai, į nacionalinę krepšinio lygą. Tai čia vat, vienas iš tų, paskui sekantis buvo etapas, baigus šitą etapą baigus, tada pasikvietė Druskininkai, nes irgi B divizionas buvo, reikėjo būtent ir amžinatelis Šimkūnas, trenerių tenais dirbo, Jezepčikas vienas iš tų dirbo vadovų klubo, pasikvietė irgi mūsų abudu kartu, tai dar mes tada prijungėm ir Arvydą Vancevičių, kuris žaidė atletę LKL, tai būtent irgi pasiekėm iki to, kad iš B diviziono mes nuėjom iki NKL, na ir paskui vėl atsisakė mūsų paslaugų. Ir tenais aš irgi buvau kaip toksai tiek prie Modesto, tiek prie Šimkūno, aš buvau kaip pagalbinis treneris, padedantis treneris, būtent treniruočių procese, jeigu ten reikėdavo kitą kartą ir varžybas pravesdavau. Tai vat, o sekantis etapas jau paskui buvo Marijampolė. Tai Marijampolė aš būtent jau mane pasikvietė kaip trenerį, tai aš ten buvau būtent tose komandose kaip žaidžiantis treneris, o šį čia jau pakvietė kaip trenerį, mes irgi būtent su ta komanda Šakių Zanavykų gana irgi pasiekėm tokių rezultatų, čia ne vienu laipteliu NKL papuolėm, tai po 3 metų vėl teko atsisveikinti, nes vėl kaip ten gavosi tokia situacija, kad jie pasikvietė kitą trenerį ir būtent su tuo treneriu po metų jau tas klubas iš krepšinio pasaulio dingo, tai Sūduva 2 komanda. Tai vat po tos po Jonavos, neatsiprašau, po Marijampolės pasikvietė jau mane į Kauno Omegos komandą, tai mano paskutinė buvo jau kaip žaidėjo karjera. Dar teko būtent tam sezone Omegos sužaisti 1 rungtynes, nes buvau registruotas kaip žaidėjas, nes iš tikrųjų ten būdavo problema surinkti žaidėjus, tas žaidėjai dirbantys, studentai. Ir į varžybas nuvažiavę į Akmenę, mes žaidėm tas varžybas 5 žaidėjai ir aš kaip žaidžiantis treneris buvau 6, tai teko pavaduoti truputį, išbėgti, aišku, mes tas varžybas laimėjom, tai labai gerai, bet sezonas nenusisekė, nes nepapuolėm, pralaimėjom žemesniai komandai, aišku, mes stovėjom aukštesnį, 3 berods vietoj, pralaimėjom žemesniai komandai, būtent Šilalės Lūšies komandai, kuri tada būtent laimėjo čempionatą. Tai reiškia, ne blogam varžovui pralaimėjom, bet tikrai geram. Ir tada Omega jau paskui manęs kaip irgi atsisakė. Dabar kiek aš čia metų esu beveik nedirbęs, bet dabar pasikvietė Lazdijų Briedis. Bandysiu su jais. Irgi iš B diviziono bandysim lipti laiptukais iš lėto į viršų. Na, o
tas pats etapas Marijampolėje, dar grįžkime. Tai jūs, kai rinkot komandą, jau jinai buvo surinkta, kaip šiemet atėjo Masiulis, jau buvo beveik surinkta komanda Žalgirio. Ar jūs pats surinkote pagal save? Ne, ten buvo sporto mokyklos vaikai. Tai buvo būtent Domo Kriščiūno ir kartu su Tomu Višniausku jie buvo sukurtas krepšinio klubas Kadis, bet kaip krepšinio klubas Kadis negalėjo, tada susikūrė tas vadinamas laiptukinis ėjimas, tai Sūduva 2, Sūduva komanda, kuri pagrindinė komanda, tai turėjo būti tie jauni žaidėjai, turėjo laiptukų lipti į pagrindinę komandą. Bet vėl sakau, tokių situacijų gaudavosi, kad nei vienas žaidėjas būtent tos Sūduvos pagrindiniai komandai nežaidė, nepapuldavo kažkodėl, tai čia vėl sakau, nenoriu aš ten vildenti ten tų visų dalykų, peripetijų, dėl ko jie nepapuldavo, nors tikrai turėjom gana gerų žaidėjų ir Ernestas Sederevičius, kuris dabar Utenoje žaidžia, vienas iš tokių talentingesnių žaidėjų, kur buvo pas mane žaidė, tai kažkodėl tai būtent Sūduvais tada buvo nereikalingas, bet po truputį, aišku, ieškojom kažkokių tai sąsajų, kad tą komandą su vietiniais žaidėjais, jie paėmus kažkokius tai kelis legionierius galėtų padaryti kažkokiu tai rezultatu. Tai va čia gal keli legionieriai jie buvo, bet iš tikrųjų tai mes tengiamės jų kuo mažiau ieškoti, ką aš dabar irgi traktuoju, būtent, kad Lazdijose tai būtų, bet visada eidama prie to, kad regionuose iš tikrųjų daug geresnių žaidėjų, kurie įgauna kažkokių tai geresnių įgūdžių, jie persikrausto į centrus. Tai Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys. Tai va čia yra problema, kada tie geri žaidėjai išeina ir komandos dvasia dingsta. Tai ką reikia daryti? Aš čia iš tikrųjų turėtų tą problemą spręsti, bet jau čia ne aš tos dalykus gvildenu, nes regionai iš tikrųjų nuo to nukenčia. Nors dabar regionuose daug salių yra iš tikrųjų pastatyta naujų, kur tų sąlygas dabar gali turėti idealias. Ne tai, kaip būdavo anksčiau, sportuodavai mažytai, tada tų sąlygų neturi, dėl to ir motyvuoji, kad išeini į pagrindinės, kažkokius tai centrus. Gal kitas dalykas yra trenerių stoka, nes ne kiekvienas treneris geras nori dirbti regione. Tai va čia vėl. O aš iš tikrųjų kaip tik siekčiau kuo daugiau, ką aš ir darau, būtent su savo projektu, važinėju per Lietuvą. Ir mokinu nebūtinai didžiuosiuose miestuose, bet ir mažuosiuose miesteliuose darau pamokas, būtent kas susijęs su metimo technika. Tai man tas darbas patinka, aš ne hobis, dabar jau čia mano pagrindinis darbas jisai ir gausi taip, kad džiaugiuosi, kad pagaliau kažkada tai vėl grįžau, ne tai, kad būdavo anksčiau dirbdavau kažkokį tai darbą, o krepšinis būdavo kai hobis. Būtent ir trenerių, žaidžiančių trenerių, aš turėjau dar pagrindinį darbą. Dabar jisai man jau pasidarė kaip ir pagrindinis darbas, dėl to aš ir džiaugiuosi. Ir manau, kad kažką tai savo mokymų paliksiu ir savo gal įžvalgom kažkokiam paliksiu jaunimui, kurie gal ateityje prisimins mane. Tai apie, kaip dabar minėjote, kad mokote mėtymo jaunimą, tai kokias klaidas pastebite metimo technikoje? Ir ko trūksta jaunimui dabar, ar tai stabilumo, ar technikos, ar pasitikėjimo savim, ir ką matote šiaip bendrai dabartinėme krepšinėje, ne tik jaunime? Ne, va čia ir yra. Dabar šitam krepšinėje iš tikrųjų, kas yra pagrindas, yra pergalė. Ne? O pergalė, jeigu tu pasieki, tai viskas gerai. Bet kaip tą pergalę pasiekti? Jeigu tu nepataikysi krepšį, tai pergalės nebus. O esmė yra kame, iš tikrųjų daug yra gal sugadinta dėl to, kad mes vaikystėje, kai aš sportavau, pas mus būdavo pažeminti krepšiai. 2,60 m, ne? Ko dabar, kurie ateina mažiukai vaikai, 8, 7, 8, net ir mažesni vaikai, jie mato tą krepšį, tam aukštėje 3,05 ir kai reikia įmesti, kad ir duodi lengvesnį tą kamuolį, tai jisai nemeta metimo, jisai stumia kaip rutulio stumikai ir dėl to ta technika, jinai pasidaro tokia, kokia jinai pasidaro. Ir kai reikia ją pataisyti, iš tikrųjų gana sunku. Nes jau yra suformuotas metimas, tu tik tai gali tą metimą kažkiek pakoreguoti,
kad išmetimo fazė, ne, jinai būtų tokia, kad tu įmestum į krepšį. Bet čia ne vien tik tai rankose, tai yra ir visas kūnas, jisai dirba tą darbą, kad tas metimas būtų tikslus. Ir jeigu tu mokėsi tam vaikui rodyti, kad jisai gali būti agresyvus ir mesti šuolyje, tai čia ko dabar labiausiai ir trūksta. Iš tikrųjų, Juzėnas vienas iš tokių žaidėjų, kuris dabar mano akiai, jeigu nebus ir pats savęs nesusigadins ir nesugadins aplinka, tai vienas iš geriausių metikų bus ateityje. Nes iš tikrųjų aš tai stebiuosi ir grožiuosi jo metimo techniką ir šuolyje, ir tiek ir ieškojimų iš sunkių padėčių įmesti į krepšį. Tai va čia kažką tai primena, kaip aš vėl mesdavau jaunystėje, tai dėl to ir sakau, noriu, kad tas pats jaunimas nenuleistų rankų, o ieškotų, kur, dėl ko aš nepataikau į krepšį, ne? Kur yra problema. Ir jeigu turi šalia kažkokį tai specialistą, kuris gali tau tai parodyti ir tau patarti, tai kuo daugiau netreniruotės metu, bet dirbti individualiai, eiti į salę ir bandyti save kažkur tai patreniruoti ar su draugais ar dar, kad tą metimą ištobulinti. Tai va čia tik treniruočių metodika jinai gali padaryti. Aišku, daug yra ir psichologinis dalykas, nes varžybinių metu, kada prasideda varžybos, iš tikrųjų labai daug būna, kad nesusitvarko su savo emocijomis. Tai va čia vėl baus save vien dėl to, kad tu nepataikai, tai reiškia, toliau ir nepataikysi. O reikia atvirkščiai, kaip tik save skatinti, kad tu kitą metimą dabar nepataikai, bet kitą metimą pataikysi. Tai tu skatindamas save ir motyvuodamas save, tu gali padaryti labai didelius žingsnius į priekį. O jeigu tu save bausi ir save peiksi, kad tu, čia, tu dar rėksi kažkaip tai ant savęs, tai aš tai padarydavau irgi anksčiau, bet aš žiūriu, kad man tai nepadeda, bet aš tada pradėjau visai kitą linkmę eiti ir žiūriu, kad tai didelę naudą neša, negu tas, kai sakau, savęs nuvertinimas, savęs peikimas. Ir daug iš tikrųjų yra aplinka. Aplinka irgi daug prisideda prie to, nes draugai, komandos draugai, kurie gali tave pamotyvuoti ir treneris, kuris gali pamotyvuoti, tai irgi didelis ramstis į tą rezultatą. Nes jeigu ten sakys, kad tu nepataikai ir tave dar labiau žemės, sakys, tu geriau sėdėk ant suolo, iš vis tavęs neišleisi, tai čia vėl tada gaunasi ta situacija, kad ir daug jaunimo šitaip nuleidžia rankas. Tai čia tu turi nenuleisti rankų ir save motyvuoti, savo kūną ruošti, o kūną reikia iš tikrųjų paruošti, tai daug darbo indėlio į šitą, nes niekas tau nepastatys ant lėkštutės ir neįmes į krepšį, jeigu tu pats tą krepšį nemesi. O kaip manote, gal Lietuvoje reiktų įvesti tą sistemą, kad ten iki tam tikro amžiaus, kaip Ispanijoje, žaidžia ant mažesnių krepšių, kad kaip, jeigu neklystu, Rolandas... Aš supratau tavo klausimą. Jisai dabar, kiek supratau, iš Lietuvos krepšinio federacija, dabar atsiprašau, asociacija Lietuvos krepšinis, būtent šitą problemą ir gvildena ir planuoja, kad būtent, nežinau, nuo kelintų metų, bet jau yra kai kuriuose mokyklose ir turi, tai tas būtent sužeminimas jisai būtų privalomas ir kitaip negali būti. Čia reikia vėl priimti tinkamas korekcijas, gal ne tai, kad taisyklėse, kad kiekviena sporto mokykla turėtų turėti tokius krepšius ir vaikam, kurie yra mažesnio amžiaus, kad tą formuoti tinkamą metimą, jisai turėtų būtent mesti taisyklingai. Tai čia vėl, tai, kai sakiau, aš metimus išmesdavau ten po 1000, po 1500 vaikam užtenka ten nedidelis kiekis ten per treniruotę, jeigu ten 100-200-300 metimų, jau jam nuo 50 metimų iš tikrųjų jau pavargsta ranka. Tai sakau, tai per treniruotės ką jūs darom? Sako, mes pagrindė driplinguojam, varomės, ten žaidžiam, o tai sakau, kaip su metimais, metimai yra tarpsnis tarp palsėjimo, tai reiškia, tu jeigu sumeti per treniruotę, ten kokią 50-100 metimų, tai čia, manau, maksimumas, ką daugiau treneriai iš to
padaro, o taip atskirai, kad daryti metimų treniruotės, tai čia vaikai turėtų iš tikrųjų, sakau, 200-300 metimų per treniruotę būtų mažiausiai. Tai vat, kitaip tu neišmoksi, bet vėl reikia koreguoti, reikia žiūrėti. Dėl to aš savo mokymus irgi vedu tos treniruotės ne grupiai dideliai, kokie 20, ne, 15 vaikų. Turi turėti maks 5 vaikai, su kuriais tu gali kiekvienu padirbėti ir jam pritaikyti tokį metimą, kokį jisai jau turi, ne? Bet padaryti tai, kad jisai galėtų būti efektyvesnis ir konkurengesnis aikštelė. Tai ten prasiveržimą turėti ir šuolį mesti. O čia vat, vėl psichologiškai paruošti, kad jisai galėtų. Ne vien tik tai vaikinai, merginos irgi pas mane ateina, treniruojasi būtent ir iš tikrųjų labai gera. Viena iš tokių Toma, kuri dabar treniruojasi pas mane, labai perspektyvi mergaitė, tikrai, manau, ateityje jos laukia labai gražus krepšininkės, kai sakau, tas kelias, kurį jinai pasieks, jeigu, aišku, nenuleis rankų. Na, gal jau eikime prie pabaigos, jau daug prašnekėjom ir jūs pats karjerą baigėte 51, tai jei jūs galėtumėte atsukti laiką atgal, ką darytumėte kitaip savo karjeroje? Aš gal tas laikotarpis, ne, kada mes būtent perėjom iš tos būtent uždangos, ne, tarybinės ir perėjom į laisvą Lietuvą, iš tikrųjų tas mentalitetas mūsų dar buvo senas, paliktas, ne, nes tarybiniais laikais iš tikrųjų, ten žiūrėdavo į sportą biškį kitokią prizmę. Nes būdavo iš tokie kaip nukrypimai, ne, nuo atitinkamų veiklų, tai kurios neduodavo didelės naudos, čia pavyzdžių nereikia vardinti, ne, dar ir dabar iš tikrųjų kai kurie šitą proteguoja sportininkai. Tai vat būtent gal ir šitam dalykė, kada tu būni jaunas, yra iš tikrųjų įtaka labai didelė išorinė, tai aš gal būčiau daugiau dėmesio skirias sportui, nes buvau vienu laiptuku gal ir pakviestas kandidatų į Lietuvos rinktinę, bet tada, sakau, konkurencija buvo labai didelė ir aš nepapuoliau rinktinę, nes tada ir buvo daromos 2 rinktinės, bet pasakė, kad tai yra viena rinktinė, nereikalinga ten papildomi. Tie kiti žaidėjai, važiuosim tokia, kokia važiuosim ir gavosi taip, kaip gavosi, nes Vroclavė tada pralaimėjo Baltarusijai. O vis tiek, kai pagalvoji, gal būtum įnešęs didesnį kažkokį tai, ne, į tą indėlį su to savo noru. Tai vat, ką aš gal būčiau padaręs, tai būčiau gal daugiau įnešęs. Bet esmė kame, tai va čia ir yra, kada tu suvoki, kad tu gali padaryti daugiau, gal aš būčiau 51 dar nežaidęs to krepšinio, bet man krepšinis yra gyvenimo būdas ir aš jo stengiausi kiek galiu visą laiką, kad jis mano kelyje būtų. Aišku, ne vien tik krepšinis yra, dabar nemažai žaidžiu ir lauko tenisą, stalo tenisą karts nuo karto irgi pažaidžiu, einu ir tinklinį pažaisti. Tai va tokie papildomos veiklos iš tikrųjų tave palieka tam sporte. Ir tu dar gali sportuoti, ir tu gali dar save, kai sakau, nenuvertinti. Tai vat vienas iš tokių dalykų, kad išlikti jaunam, ne, ir jaunatviškam, tai pačios savęs nuvertinimas. Tai ko aš siekiu nedaryti ir noriu būti naudingas. Na, gal turite kokią pagrindinę žinutę, jau minėjote kelias žinutės, bet kokia pagrindinė žinutė, kurią norėtumėte perduoti jaunimui? Čia gal, kaip pasakyti, iš tikrųjų tam jaunimui ką gali palinkėti. Dabar jaunimas, ką mes darydavom anksčiau, ne, ir vėl sakyti, nenoriu išlyginti anų laikų ir šitie yra skirtingi laikai, bet sportas jisai yra tas pats. Ne, ir jeigu tu nori kažkokiu tai rezultatų pasiekti, tu turi įnešti darbo. O čia vat ir atsiranda, jaunimas dažniausiai ieško kitokių kažkokių tai veiklų, kurios, gal kažkiek tai tave sustabdo, ne, kad tu galėtum pas save investuoti ir pasiekti. Tai gal palinkėčiau daugiau žiūrėti, ieškoti kažkokių tai idealų, kurie pasiekė, kurie įrodė, kad dar gali žaisti. Vat vienas pavyzdys Lebronas Jamesonas, ne, kuris iš tikrųjų virš 40 dar žaidžia krepšinį ir gana gerai.
ir kiek į save investuoja. Tai vat, aš noriu, kad kiekvienas jaunimas, kiekvienas jaunuolis ar mergina, kuri pradeda bet kokiam sporte, jeigu mato, kad kažkas nesiseka, nenuleist rankų, ieškoti specialisto, kuris tau gali padėti, ieškoti psichologo, kuris tau galėtų patarti, nes tai nereikia bijoti šitam dalykė, nes tu kitą kartą ir tėvai negali patarti tų dalykų, kurie tave nuvestų tuo keliu, ne? Bet čia tie tokie aspektai, kurie sudėlioja į atitinkamas lentynėlės tavo visą programą ir tu gali iš tų lentynėlių pasimdamas, tai kai sakiau, knygą atsiverti ir skaitai puslapius. Tai vat, jeigu tu tą knygą skaitysi, tu tikrai pasieksi tų rezultatų, kurie tau duos ateityje naudą ir tu būsi pripažintas ir būsi įvertintas. Ne būtinai sporte, bet gal ir kažkokioj tai kitoj veikloje. Tai visą laiką siekt, mokintis ir aš dabar mokinuosi, būdamas beveik 60 ir aš mokinuosi iš to jaunimo, kurie sportuoja ir kurie dar pats tobulinu savo įgūdžius. Tai manau tiek. Na ir paskutinis klausimas būtų, ar yra dar vienas tikslas, bet tikiu, kad tikrai jis yra, kurį norėtumėte pasiekti krepšinėje, kad galėtumėte pasakyti, viskas padaryta? Kaip pasakyti, tikslas mano yra vienas. Būti kiek ilgiau krepšinio aikštelėje. Kokioj sferoj? Tai čia nepriklauso. Aš norėčiau iš tikrųjų žaisti, bet vat čia ateina tokie laikai, kai jau ten pats organizmas kitą kartą tau neleidžia to daryti, ne? Bet aišku, yra tokių tikslų, norisi dar grįžti į tą didįjį krepšinį. Gal pabūt ir kažkokiam tai šone būsimų legendų krepšinio, tai gal asistento trenerių kažkokiam tai klube, kur tu galėtum irgi dar palikti tą savo patirtį, kuri bus naudinga tam klubui. Tai va čia gal vienas iš tokių mano, bet iš tikrųjų mano tai tikslas, kad tos žinios, kurias aš perdodu, kad tie, kurie ateina pas mane mokintis, kad jie galėtų pritaikyti ateityje ir iš to padaryti savo naudą tiek varžybinių metų, tiek gyvenimo kelyje. Tai va čia gal vienas iš tokių. Tai man bus pati didžiausia dovana. Dar vieną aš atsimenu, vieną iš tokių dovanų, ką aš sakau, nes jeigu kalbant apie tos mano pasiekimus, kurie buvo pasiekti, ne, tai tritaškių daugiausiai yra įmetęs LKL, manau, žinote, ne, kas, tai neetinis, palauk, kaip jisai, iš Australas, dabar pamiršau pavardę. Tai jisai 13, paskui Šiauliuose žaidęs amerikietis, berods, kad pirmas buvo kanadietis, dabar buvo antras amerikietis, tai būtent Šiauliuose žaidęs, jisai įmetė 12 tritaškių, o kaip lietuvis, tai aš vienintelis esu pasiekęs tokį rekordą 11. Bet neseniai rekordą pamušė mano Artūras Milaknis, kaip per savo karjerą įmestų tritaškių. Tai vat, ką aš ir noriu palinkėti, kad tą karjerą, kada jūs baigsite, ne, kad kažkoks puslapis būtų kitą kartą ateityje atverstas ir sakytų, va, buvo toksai žaidėjas, kuris paliko kažkokią tą istoriją, ne. Tai mano ir buvo toksai, gal ne, iš pradžių, kai žaidžiau, nebuvo toksai tikslas, bet va, istorija jinai liko. Tai gaila tik tai, kad Milaknis 1 tritaškių pagerino ir pats baigė karjerą. Aš dar kažkaip galvau, kad jis ilgiau žais. Na, labai esu dėkingas už šį pokalbį, buvo labai smagu jūs išklausyti ir tikrai esu labai dėkingas. Gal jūs dar norite kažką pridurti? Nu, čia, kad pridurti, aš sakau tavo irgi, Emilį, noriu palinkėti sėkmės būtent šitoj veikloj, kur iš tikrųjų daro tą krepšinį prieinamesnį, ne? Tai gal, kai sakau, malonu būti pradininku. Nežinau, gal tu jau turėjai kažkokį tai, jeigu neturėjai, tai man malonu būti pradininku būtent šitoj veikloj ir tikiuosi, kad peržiūrės šitą būtent podcastą, ne, atsiras daugiau norinčių būtent su tavim bendrauti ir pasidalinti savo patirtimi, ne vien tik tai krepšinio, gal ir kitokių žvaigždžių, kurie tikrai, ne tai kad žvaigždės, bet tie sportininkai, kurie turi kažkokią tai istoriją, kuri gali būti įdomi ir
sakau, aš nenoriu ten iš tikrųjų, tų istorijų yra gana daug visokių, bet geriau pasakyti tas istorijos tos, kurios duoda didesnę naudą negu tos, kurios kelia juoką kitą kartą ir dar kažkokių tai kitokių minčių. Mano tikslas iš tikrųjų, kad kiekvienas, kuris dalinasi, pasidalintų tomis istorijomis, kurios tam pačiam jaunimui ateityje būtų naudingos. Tai tau irgi linkiu sėkmės ir tikrai malonu, kad mane pasikvietė į savo pirmą video chatą. Dar kartelį dėkoju. Viso geriausia. Visai.